Taip, taigi cholesterolis. Kas to daiktas, tas cholesterolis? Tai yra riebalinė arba lipidinė medžiaga, būtina žmogaus organizmo ląstelių membranų struktūrai, hormonų ir vitamino D sintezė. Žodžiu, tai yra mums labai reikalingas elementas. Riebalas, kuris dalyvauja mūsų visų audinių struktūroje, struktūros statyme. Cholesterolis netirpsta vandenyje, todėl kraujyje jo transportavimui reikalingi lipoproteinai. Apie lipoproteinus, kas do daiktas tie lipoproteinai. Tai sudėtingos dalelės, sudarytos iš lipidų, tai yra riebalų, įskaitant cholesterolį, trigliceridus. Trigliceridai tai yra energijos atsargos forma mūsų organizmo ir baltymų. Jie veikia kaip transporto priemonė, pernešanti riebalus kraujyje. Todėl būtent lipoproteinai ir cholesterolis tai yra visiškai skirtingi dalykai. Ir kai vat, mums medikai sako, va tai pas tave ten MTL, DTL ar ne, ir toliau šneka apie cholesterolį. Tai yra iš tikrųjų skirtingi dalykai. Nes cholesterolis, kaip sakiau, yra riebalas, o lipoproteinai tai yra tas nešiklis. Čia vat būtų kaip analogas yra autobusas, kuriame yra žmonės. Tai va sakyti, kad žmonės tai yra autobusas, tai yra truputėlį galbūt, nu, nelabai korektiška. Ar ne? Tai vat, autobusas tai yra lipoproteinai, o žmonės tai yra va, tie visi ir cholesterolis, trigliceridai ir visi kiti riebalai, kuriuos transportuoja tas autobusas. Aišku. Toliau, organizme yra būtent, kaip ir sakau, sintezuojami didelio tankio lipoproteinai, tarpinio tankio TTL, mažo tankio ir labai mažo tankio lipoproteinai. Tai yra keturių tipų išskiriami lipoproteinai, tie vadinami cholesteroliai, dar kitaip ar ne, kurie atsiranda sudėtingo proceso metu, kuris prasideda kepenyse ir žarnyne. Ir tai yra, vat, tiesiog noriu, kad jūs žinotumėt, kokie yra pagrindiniai etapai ir kas tas dodaiktas. Nes paskui šnekėsim apie statinus ir apie visas kitas priežastis, kas vis dėlto yra blogis pagrindinis, su kuo iš tikrųjų reikia kovoti. Cholesterolio sintezė ir pasisavinimas. Endogeninė, tai yra vidinė, ir egzogeninė, tai bus išorinė. Reiškia, endo, tai yra vidiniai, gamina kepenys apie 70-80% cholesterolio ir iš maisto mes gaunam tik tai 15-20% cholesterolio. Pagrindė iš gyvūninės kilmės baltymų ir riebalų, bet aišku, savime gaunam ir iš kitų, iš produktų, iš kiaušinių, iš riešutų, iš ankštinių. Taip. Ir lipoproteinų tipai. Va dabar išvardinsiu visus keturis, truputėlį panagrinėsim, ar ne, kas tai yra labai mažo tankio lipoproteinai. Tai yra tai, ką gamina kepenys, kurie skirti trigliceridams transportuoti į audinius. Tai yra tai, ką mes suvalgiam, pavertėm į gliukogeną, gliukogeno pilnai nesudeginom, verčiam tą gliukogeną į trigliceridus, kurie yra atsarga mūsų energijos. Būtent riebalinėje formoje. Ir būtent tie labai mažo tankio lipoproteinai transportuoja jį į atsargas, į ląsteles, į riebalinį sluoksnį ir visur kitur. Toliau, kadangi jie jau atiduoda dalį tų trigliceridų, jie tampa jau mažiau tankus. Tai yra tarpinio tankio lipoproteinai. Ir toliau, trečias mažo lipoproteinų, mažo tankio lipoproteinai, jie susidaro iš tarpinio tankio, ne, kada dar daugiau trigliceridų mes atiduodam, ar ne? O didelio tankio lipoproteinai, jos gamina vėlgi kepenis ir žarnynas, ir tie didelio tankio lipoproteinai atlieka priešingą vaidmenį negu mažo tankio. Jie cholesterolį surenka iš periferijos. Reiškia, mažo tankio jisai išskleidžia, išnešioja būtent cholesterolį į ląsteles, ten, kur reikia statyti kažką, tai statyti audinius ar ne. Ir dėl to jisai, nu, taip jau gavosi, kad vadinamas bloguoju, nes jisai turi gebėjimą tokį prilipti prie pažeistų kraujagyslių. Ir vat sudaro tas aterosklerotinės plokšteles. Apie tai truputėlį papasakosiu vėliau. O būtent didelio tankio surenka visą jau atidirbusi cholesterolį, gražina atgal į kepenis ir jisai ten vėlgi ardomas ir iš jo gaminami kiti riebalai arba jis tiesiog šalinamas iš organizmo.
Taigi apibendrinus, didelio ir mažo tankio cholesteroliai organizme yra labai reikalingi, nes jie daro labai svarbias, atlieka labai svarbias funkcijas. Jie transformuoja sudėtingų metabolinių procesų metu. Mažo tankio daugiausiai transportuoja, kaip ir sakiau, cholesterolį iš kepenų į audinius, o didelio tankio atvirkščiai iš audinių į kepenis. Šių lipoproteinų funkcijos yra svarbiausia mūsų visos sistemos dalis. Yra ir smegenims reikalinga, ir nervų sistemai, ir odos, raumenų, kitų organų formavimuisi, širdies ir kraujagyslių sveikatai. Ir jų balansas taip yra labai svarbus. Bet vis dėlto kas atsitinka, kad cholesterolis staiga pasidaro blogas. Nors, kaip sakiau, mums jo reikia. Tai yra mūsų pagrindinė statybinė medžiaga. Kraujagyslių vidinė dalis yra išklota specialių tokių vienaląsčių sluoksnių plokštelių epitelių, vadinamų endotelių. Tas endotelis yra, nu, išvardinsiu, ar ne, tai keletą funkcijų jis atlieka. Tai yra kaip apsauginis barjeras, kad kraujagyslė iš vidaus niekas ten nesubraižytų, nesuraižytų kokie nors ten sunkesni, stambesni elementai ar molekulės. Toliau, kraujo prilipimo prevencija kraujo elementų. Jisai kaip teflonas tarsi, reiškia, apsaugo, kad niekas ten prie tų kraujagyslių, ypatingai kapiliariniam, jau pačiam ploniausiam tam, reiškia, mūsų tinkle, kad niekas nepriliptų. Uždegimo ir imunitetų reakcija, ar ne? Tai vėlgi jisai moduliuoja leukocitų patekimą į audinius. Jeigu ten ne kažkokie uždegimai, jisai juos tenais įleidžia. Toliau kraujagyslių tonusų reguliavimas, reguliuoja kraujagyslių susitraukimą, atsipalaidavimą, kraujospūdį reguliuoja. Jisai yra labai svarbus tas endotelis. Kasgi gaunasi, kokie faktoriai jį gali pažeisti, nes, kaip sakau, prilimpa visi cholesteroliai vadinami, ar ne? Tik tai tada, kada kraujagyslės endotelis būna pažeistas, jis būna nušluotas, nugriauštas. Tai va čia yra išskirta keletą, 11 punktų, kurie sugadina endotelį. Tai pirmas, ar ne, tai aukštas kraujospūdis, hipertenzija. Tai yra priežastis mažas vandens vartojimas, inkstų lygos, raumenų hipertonusas, pertempti raumenys ir stresas. Antras punktas, tai yra aukštas cholesterolio kiekis kraujyje, jau, kaip sakant, toksai gaunasi užburtas ratas. Ar ne? Kodėl jisai, reiškia, atsiranda? Todėl, kad didelis angliavandenių vartojimas maiste, sutirštėjęs kraujas. Vėlgi per mažai skysčių, per mažai, sakykime, skystinančių elementų kraujyje yra. Trečias punktas tai yra cukrinis diabetas, tai yra vėlgi didelis cukraus kiekis vartojamas. Toliau eina rūkymas, tai yra nikotinas, kitos cheminės medžiagos kenkia mūsų kraujagyslėms, labai kenkia. Oksidacinis stresas, tai yra per mažai vartojama antioksidantų. Toliau uždegimai, kuriuos sukelia cukrus, gliutenas, omega 6. Tai pagrindiniai tokie faktoriai, kurie sukelia visame organizme uždegimus, tame tarpe ir kraujagyslėse. Toliau infekcijos. Visos įmanomos infekcijos, kurios patenka į kraują, dažniausiai jos patenka per žarnyną, kartais patenka per žaizdas, jeigu ten pažeista oda, sausa oda, sutrūkinėjusi oda, ar ne, jeigu žarnynė yra celiakija, arba KŽS, tai yra kiauro žarnyno sindromas, pro žarnyną pažeista, vėlgi tai yra taip pat tokia pati apsauginė plėvelė, kaip ir kraujagyslėse, kuri yra pažeidžiama to paties cukraus, to pačių gliuteno. Ir tada į kraują patenka viskas tas, kas yra pas mus žarnose, kartu su visomis bakterijomis ir su viskuo. Ir toliau. Sekantis, tai yra nutukimas, 8 punktas, tai vėlgi žiūrėti į 2, 3 ir 10 punktus šitame sąraše, ar net toliau 9, tai yra amžius, tai yra visi punktai, kurie išvardinti šitam sąraše, 10, tai yra genetiniai veiksmai, kurių mes neįtakosim, nes jie tiesiog yra, mes juos paveldėjom. Ir 11, tai yra homocisteinas, tai vėlgi tai, ką mes galim įtakoti, ir net tai pavartoti B vitaminų, B6, B9, B12, tai yra trūkumas, kas iššaukia homocisteino didesnį kiekį. Inkstų lygos, kai kurie vaistai, mityba, rūkymas, alkoholis. Tai vėlgi kartojasi tos priežastys. Aišku, sugadinome savo endotelį ir kas vyksta toliau. Oksidacija ir prilipimas prie pažeisto endotelio.
Kraujyje esantis mažo tankio lipoproteinai oksiduojami. Oksiduojami lipoproteinai ypač pavojingi, nes jie prilimpa prie pažeistų kraujagyslių sienelių. Ten, kur nėra endotelio, ten, kur nėra apsaugos, jie prilimpa. Skatina uždegiminį atsaką. Praktiškai net ir bakterijų kažkokių ten net nereikia, mikroorganizmų net nereikia, o būtent tai jau skatina uždegimą. Kas vyksta toliau? Kraujagyslės sienelės oksiduoti MTL pritraukia imuninės ląsteles, monocitus, kurie virsta į makrofagus. Mes darėm ten tokį seminarą jogos centre, tai pabandžiau padaryti netgi tokį teatralizuotą vaizdinį, reiškia, tokį kaip spektaklį, ar ne, su linutės pagalba, su odetos pagalba, ar ne. Pavaizdavau, kaip ten tie, reiškia, makrofagai suvalgo viską, ko nereikia, jie naikina viską, reiškia, to, ko nereikia, ten ir visokius ten patogeninius ląsteles ir būtent šiuo atveju oksiduotus mažo tankio lipoproteinus. Jie virsta putojančiomis ląstelėmis, pradeda formuoti aterosklerotinę plokštelę. Vat nuo čia ir prasideda tas mūsų cirkas visas, kuris pradeda siaurinti mūsų visas kraujagyslės. Taip atrodo visas šitas mechanizmas. Ką mes darom toliau? Einam pas gydytoją, gydytojas mums išrašo statinus. Ką daro statinai? Sumažėjęs cholesterolio, sumažėjusi gamyba. Statinai slopina MHT, bla bla bla, reiškia redukazės fermentą kepenyse, mažindami cholesterolio sintezę. Poveikis lipoproteinams. Dėl to sumažėja mažo tankio lipoproteinų cholesterolio kiekis. Statinai taip pat veikia ir labai mažo tankio lipoproteinų sintezę, kuri perneša trigliceridus. Ar mes išsprendžiam problemą su statinų vartojimu? Taip, iš dalies. Jeigu dalinai, sakykime, laikinai pavartoti statinus, tarkim, kokias savaitės 2-3, tada mes tą problemą truputėlį pristabdom. tą kaupimąsi ant kraujagyslių sienelių pristabdom, bet tai negalima daryti ilgą laiką. Kodėl? Todėl, kad realiai mes problemos kaip ir neišsprendžiam, mes suteikiam tik tai tokią kaip iliuziją problemos sprendimo. Nes kaip visada, taisai vieną galą, lūžta kitas. Kas gaunasi tada, koks yra rezultatas? Gliukozės susidarimas. Angliavandeniai virškinami ir verčiami į gliukozę, nes maistą taigi mes nepareguliavom. Mes kaip valgėm daug angliavandenių, taip ir valgom toliau. Jie kažkur tai ten pas mūsų organizme turi dėtis. Jeigu iki tol reguliavo viską lipoproteinai, mes juos sustabdėm jų gamybą, o visi riebalai, tai jie, nu, pas mus ten keliauja toliau tokiu pačiu greičiu konvejeriu. Toliau kas gaunasi? Gliukogeno kaupimasis, nes, kaip sakiau, kepenys gamina gliukogeną. Tai yra greitoji mūsų energija, mes jos nepanaudojam, jeigu neinam į salę, ar ne? Tada gliukozė kaupiama kepenyse ir raumenyse kaip gliukogenas, greitasis energijos šaltinis, mes jos nesunaudojam, tada jisai virsta į trigliceridus, vyksta trigliceridų sintezė. Kai gliukogeno atsargos yra pilnos, o gliukozės perteklius išlieka, iš maisto mes jį vis dar duodam. Kepenys paverčia šią gliukozę į trigliceridus. Ir toliau viską mes, tuos visus trigliceridus riebalus, transportuojam į ląsteles. Vyksta riebalų kaupimasis. Trigliceridai transportuoja riebalų ląsteles ir kaupiasi prisidant prie svorio augimo ir kitų sveikatos problemų. Kaip matome, norėjom kaip geriau, išėjo kaip visada. Todėl ką reikia daryti? Grįžtam atgal į šitą skaidrę ir visų pirma, tai pirmas punktas. Mažas vandens vartojimas, reiškia, vartojam daugiau, didesnį kiekį vandens, tvarkom inkstus, raumenų hipertonusas, darom masažus, atsipalaidavimo pratimus, mankštą, pratempimus raumenų. Stresas, vėlgi čia gali į trasą eiti ir meditacijos, gali eiti ir mūsų iš papildų ir valerijonas, ir ašvaganda, ir gotukola, ir visi kiti papildai, kurie tvarko mūsų psichosomatinę veiklą. Toliau antras. Didelis angliavandenių vartojimas, iš maisto šalinam angliavandenius, nes jeigu jau yra problema, tai jau nebeklausimas, ar sumažinti, ar gal šiek tiek, ar gal truputėlį galima, jau čia nebeklausimas. Jau visiškai nebegalima, jau savo angliavandenius mes šiame gyvenime suvalgėm, jau prisidirbom. Toliau,
Sutirštėjęs kraujas, vėlgi, tai yra viską vartojam, kas skystina kraują. C vitaminas, česnakas, rauginti produktai, rūgštus produktai, visi aitrumynai ir kartumynai, ar ne, tai čia ir PCP, ir vėlgi tas pats česnakas, visi tie, kurie aitrus ir kartus, jie skystina mūsų kraują. Toliau, cukrinis diabetas, vėlgi cukraus kiekis. Mažinam angliavandenius, tai yra angliavandeniai, tai čia viskas sueina, tame tarpe ir miltai, ir cukrai, ir šitie vaisiai, sultis vaisių, visi šakniagumbiai, ar ne, nu, pagrindiniai šakniagumbiai, tai kas yra bulvės, burokėliai, morkos. Ar ne? Tai va šitos dalykus išimam. Rūkimas, nikotinas. Nu taip, mesti rūkyti, čia lengva pasakyti, sunku padaryti. Vargšas tas žmogus, kuris nu, užsisėdo ant cigaretės adatos. Oksidacinis stresas. Didinti antioksidantų vartojimą. Žodžiu, viskas, kas antioksidantai, eina dideliais kiekiais. Tame tarpe ir zambroza, ir kurkuminas, ir grafinas yra antioksidantai, ir multivitaminai, ir Power Beats, ir Power Greens. Žodžiu, viskas, kas spalvota, ar ne, viskas eina į trasą. Uždegimai, vėlgi cukrus, gliutenas, omega 6, išimam cukrų, išimam miltus, išimam aliejus. Kad būtų paprasčiau, išimam visus aliejus, išskyrus linų semenų aliejų. Ir tai jisai dar, nu, ant klaustuko, jeigu jisai šviežias, jeigu jisai apkartęs, išimam ir jį. O daugiau vartojam omega 6. Infekcijos, tai yra celiakija, tai vėlgi išimsim gliuteną, išimsim miltus, ar ne? Pradės tvarkytis mūsų žarnynas. Išimsim cukrų, pradės tvarkytis mūsų žarnynas. Pradėsim gerti bakterijas, visas, kurios tik tai yra mūsų kompanijos. Pradės tvarkytis žarnynas. Tame tarpe dar galima dadėti ir kolageną, ir prie kolageno visus tuos, kurie ir formuoja žarnyną, atstatinėja žarnyną. Nutukimas, vėlgi žiūrėti antrą punktą, ar ne, ten, kur yra angliavandeniai, vartojamas tirštėjęs kraujas, trečią, kur yra cukrinis diabetas, ir 10, kur yra genetiniai pakeitimai, nudėjęs, kaip sakiau, genetinių pakeitimų mes jau veiksnių mes nepakeisim. Amžius, vėlgi visi punktai ir homocisteinas B grupės kompleksas, inkstų lygus, tai čia eina ūri, vaistai, čia jau vėlgi reikia peržiūrėti savo vaistinėlę, galbūt kažko jau galima bus atsisakyti po kokio ten mėnesio, 2-3, kada pavartosim viską tai, ką reikia atstatymui. Mytyba, rūkymas, alkoholis, apie tai jau kaip ir paminėjau. Kaip ir tiek